Labas rytas, nubudau 7 valandą, kaip visados, jaučiuosi ganėtinai gerai, naktį visi pralydavo, o dabar kaip ir jau nelyja. Bet buvau išėjęs, tai esu debesyse. Šiandien išbandžiau naują metodą, kaip apsisaugot nuo drėgmės, kad nesušlaptų miegmaišis, tai tiesiog striukę užsidėjau ir užsisegiau ją. Vis tiek, šita striukė yra kvėpuojanti, tai pagalvojau, vis tiek, kas eitų iš čia, tai išgarintų, o iš išorės kaip ir neturėtų sušlapti. Na, labas dar kartelį, išlindau jau iš palapinės ir pasiruošęs dienai. Prasidėjo lietus vėliai, kaip ir kiekvieną rytą, o nakvojau tokiam vat tarpeklyje. Čia kalnas eina didelis. Ten kalnas, per vidurį upė teka, tai aš palei tą upę dabar ir važiuosiu aukštyn slėnių kilsiu. Šitą parduotuvę, kur užsukau, čia KUP, tai tikra palaima man čia. Jau taip atšalęs rankas buvau, vos pasijudina nykštys. Jeigu reiktų žinutę rašyti, tai būtų sunkiai. Tai atsigaunu, paėmiau bandelių ir tokio pieno, taip pat yra rozečių čia, užkasiu, tada paklausiu pardavėjos, ar galima būtų čia padirbti, bet vėsoka ir lietus lyja. O čia aš. Labas. Bandelės eina į pabaigą, liko tik tais 2 iš 6. Labai jau skaniai aš čia man kertasi ir pradėsiu jau montuoti video. Pirštai atšilo, visiškai gerai viskas judinasi. Ir ką, pradedam? Let's go! Prisipirkau dar gėrio, tai nukainau tų bananų, tada dar tūną, paėmiau, pabandysim kaviar, kas šitą kaviar. Užkrito žodis, kaip paštetas, ikrai. Ir dar duonos paėmiau. Turiu 12 km maždaug pavažiuosiu dar ir bus tokia kaip vaizdinga vieta atsivers kalnu. Tai bus 13 km ir 300 peraukštėjimo dar reiks sukilti metrų. Nu ir viskas, tada jau papietausiu. Video keliasi per telefoną, kaip ir vakar. Padariau taip, kad sumontavau video per kompiuterį, tada įsikeliu į telefoną tą jau sumontuotą video ir tiesiog paskui per YouTube studio įsikeliu jau per telefoną. Tai dabar keliasi ir aš galiu važiuoti. O vat jeigu per kompą kelčiau, tai reiktų kompą laikyti įjungtą. Tai tas man nelabai šitas variantas, tai renkuosi tokį. Pirim.
Pirim. Čia upė, kurią važiuoju į viršų vis. Pirim. O, sniegutį, labas. Labas. Smagu matyt. Galima sakyti, važiuoju prie Norvegijos stogo. Nes aukščiausi kalnai apsupė mane. Kažkur už šitos kalvos tiesiai yra Galdapigenas, aukščiausias Norvegijos, tik Šiaurės Europos kalnas. Tad jo, kaip ir vakar video minėjau, iš abiejų pusių mane supa nacionaliniai parkai. Po kairę Jotunheimo, iš dešinės nepamenu, irgi vienas parkas. Bet jo, vaizdai stulbinantis ir dar tik kilu į slėnį, tai įsivaizduoju, kas bus, kai pakilsiu. Smagu tikrai. Jau truputį ir nusirengiau, su Maike jau seniai buvau. Bet vėsoka, pripažinsiu, bet nelyja, tai važiuodamas sušilu tikrai. Tadam! Atvažiavau vieną apžvalgos aikštelę, pakilau iš anos slėnio. Tailom miestelis kažkur ten toli. Ir va kilau. Atvažiavom ir graži panorama atsiveria. Matosi ir ledynas vienas. Tuoj pažiūrėsim, kaip jis vadinasi. Gali būti, kad vadinasi Storbrin arba Bjornbrinn ledynas. Paskutinį kartą ledyną mačiau maždaug prieš metus. Daugiau negu prieš metus netgi. Liepos vidury maždaug. Tad kažkur kampe turėjo dabar atsirasti nuoroda į praeitų metų video, kaip keliavau iš Prancūzijos į Slovakiją ir buvau Šveicarijoje, pamačiau pirmą kartą ledyną savo gyvenimą, tai buvo Ronos ledynas. O dabar čia esu, verda makaronai mano. Įsikūriau čia, nes lietus lyjo, dabar nelyja, bet labai taip permainingas vis užeina, paskui vėl praeina. Pusė 6 beveik laikrodis muša. O aš einu valgyti. Turim sumuštinių. Užsitepiau to pašteto. Dar tūno yra ir bus spagečiai. Bet spagečiai palaužyti truputėlį. Man tai patogiau valgyti, bet vis tiek. Makaronas tas pats. Užeina vėl lietus, atrodo, buvo praėję. Tad sėdu pavalgyti skanaus man. O, pagaliau prisėdau. Na, vėsokos dienos, nėra per fainiausia. Vakar buvo gan šilta, šiandien vėl vėsu. Toks mini, tada suprakaituoji. Bet šalta iš tiesų, tai sustoji, tada reikia rengtis, labai permainingai. Laukia 100 kilometrų maždaug šitas toks vaizdingas kelias. Ir tada pasieksiu tokį Sognės fjordą lygtais. Ir jau būsiu arčiau vakarinės pakrantės. Bet jo, dabar kalnuose bus ir visą laiką kilimas, bus visą laiką per šitą 100 kilometrų. Lietus lyja.
Lietus niekur nenueina nuo manęs. O gal aš į Lietuvą važiuoju? O čia ir klausimas, gal aš tik į Lietuvą važiuoju? O jis nuo manęs čia bėga. Velniai išeina. Lipam toliau į kalniukus, lipam. Žiūrėjau žemėlapį už 16 km. Yra kaip ir numatomas žygis man. Visai norėčiau padaryti. Tai gal ten ir stosiu šiandienai. Šiandien esu padaręs 27. Nu va, ir tai 50 ir stosiu. Oras atšalęs, dabar 8,3. Rankos vos judinasi. Kalnų didžiausių. Kartais važiuoju ir pasakau sau, aš esu čia, aš tikrai čia. Sunku kartais patikėti, tokie kalnai didžiuliai. Sukilau į kalną, atvažiavau iš tenais, tai tenais apačioj lyja, sukilau ir čia kaip ir nelyja. Sunkiai įkalnė buvo visai. Neseniai pravažiavau 9,90, dabar jau virš kilometro aukštyje esu. Ir aukščiausia vieta šitam maršrute bus 1,428 metrai virš jūros lygio. Iki vietos, kur dar noriu nuvažiuoti, lieka apie 100 metrų sukilimo per 2 kilometrus. Pabandysiu dar dapuškuoti iki ten, dabar jau po 8. Tai jo, jau gan vėloka. Tad per daug čia neužsibūnu. Damušu kilometrus, reikia susirasti nakvynės vietą ir stosim jau. Bet vėsoka tikrai jau. Dabar 7,7 laipsnio. Tai uf. Na, šiandienos finišas jau visai čia pat. Kalnai. Sniegas visai šalia matosi kalnuose. Galvojau, lietus ateis nuo tos pusės. Bet kaip ėjo toje vietoje, taip ir sustojo. Įsikūriau palapinę. Šiandien bus bene vaizdingiausia vieta, kur nakvosiu per visą šią kelionę. 19 diena šiandien, per 19 dienų. Manau, pati vaizdingiausia. Esu gal koks kilometras 300 aukštyje. Einu vandens pasiprašysiu, ten kaip ir viešbutis yra toliai. Bet palapinių pasistatė ir tenais va matau 3, dar aukščiau, dar 3. Tai smagiai. Planuosiu rytoj eiti pasivaikščioti, tenais galiai tos kalnus, gal pavyks ledynų pamatyti. Bet irgi priklausys nuo oro. Manau, palaukčiau iki kokios 10. Jeigu ką, ten nueičiau ir video susimontuoti. Laukčiau vien tik dėl to, kad pasitaisytų oras. Jeigu bus geras iš ryto, tai ir varysiu iš karto. O vandens pasiimsiu tam, kad jeigu rytoj varau į žygį iš pat ryto, tai pasidarysiu arbatos ryte. Tiesiog, kad turėčiau daugiau, arba vandens netgi pasišildysiu, kad išeinant turėčiau ko atsigerti, nešalta gerti. Bet žinokit, pradeda lyti. Tai skubu prisipilu vandens ir tada matom palapinį. Na ką, pasibaigė 19 kelionės diena.
Pažiūrėjau, rytoj laukia žygis, tai apie 2 km tik tais prasieiti, tai visai nedaug, bet sukilimo per apie 200 metrų lauktų. Orai nusimato irgi geri, netgi ateinančias porą dienų, bent jau šitoj lokacijoj, kur esu, turėtų nelyti ir rytoj netgi nuo 7 kaip ir saulė, taip protarpiais turėtų išlysti, taip su pragiedruliais bus. Bet lietaus kaip ir jau nenumato, tai puikios žinios, manau rytoj pavyks pasivaikščioti. Dar vakarienės kol kas nesidariau, bet toj manau po šito įrašo eisiu kažką užkasti. Ir tiek, jaučiuosi gerai, šiandien visai patiko per tą lietų važiuoti, taip ekstremas atrodo, tiesiog buvo žiauriai šalta rankoms, lyja stipriai, tai vat patiko toks fizinis iššūkis, net ir psichologinis čia toks vos ne iššūkis gaunasi, jo reikia vis tiek įveikti ir kilti į kalną. Tai smagu buvo visai. Gal nežinau, ką čia gamintis, per daug nesinori gamintis, bet ir nenoriu rytoj iš ryto gamintis, tai gal vis tiek padarysiu kokią košytę ir susijęs ir vakarienė, ir dabar ir pusryčiams. Čiau, iki.